Kuo skiriasi paprastas būrelis nuo gero būrelio, gyvenimą keičiančio būrelio? Viskas priklauso nuo tų žmonių, kurie veda tą būrelį. Jeigu tie žmonės daro veiklą, kurie yra labai užsidegę, žino ją, tai jie ir turi taip daryti. Mane būrėjimas vis laik žavėjo. Tokia kaip aistra, sakabinį negali paleisti. Aš kada bandžiau savo profesionalų karjerą, kuri galbūt šiek tiek nepasisekė, tai perėjau tai, kad aš norėjau perduoti vaikams savo žinias, nes vis tiek tų žinių šiek tiek esu sukaupęs, tam, kad jie kovotų su savo baimėm, su savo iššūkiais. Būti mokytoju yra smagu, iš tikrųjų, nes kai tapau mokytoja, aš niekada nemaniau, kad būsiu mokytoja, iš tikrųjų negalvojau, kad gali būti lengva, kad gali būti smagu, kad galima tą ryšį su vaikais sukurti tokį smagų. Aš galiu pasijusti pati ir vaikų, ir mokytoja, ir paauglę. Psichologija galiu pasijusti mokslininkė kartais mūsų būrelyje, nes darome įvairius eksperimentus. Kas būna labai gaila, kai juos stabdo visas tas administracinis procesas.